Ar galime įveikti pasipriešinimą pokyčiams? Ši žinutė perduota Krajono. Sveiki, mielieji. Labai norėčiau jums visiems pasakyti. Tiesiog prisėskime ir akimirką pasvarstykime apie tai, kas šiuo metu vyksta šioje planetoje. Istorija, kuri kada nors bus pasakojama tolimoje ateityje, kai jūs bus žvelgiama kaip į pirmuosius permainų protėvius. Bus pasakojamos istorijos apie sunkumus, kuriuos išgyvenote dėl didžiulių pokyčių beveik visame kame. Naujų mąstymo būdų, mokslo, kuris galbūt žengia link jūsų ir kuris kai kuriems kelia kaustantį siaubą, besivystančių dalykų, apie kuriuos nebūtumėte net pagalvoję, o tada vėl atgręžimas į šviesą. Visi šie dalykai kaip tik dabar yra dalis šios didžiosios istorijos, kuri pradeda atsiskleisti planetoje. Iš tikrųjų, šis šydas pakyla ir atsiskleidžia. Buvo sakančių, kad tas šydas, kuris užgožia dieviškumą, kurį kai kurie iš jūsų vadina šydu, yra pripažinimas, kad yra dalykų, kurie nuo jūsų yra slepiami. Ne visai taip, kad jie yra slepiami, mielieji. Tiesiog jie dar nebuvo atskleisti. Jie priklauso jums. Visa tai priklauso jums. Galbūt kaip milžiniškas sandėlis, ant kurio užrašytas tavo vardas ir kur tau priklauso viskas, kas jame yra. Ir vis dėlto, kai kas iš to yra uždengta, galbūt iki tol, kol tapsi vyresnis. Galbūt esi vaikas, vaikštantis po tą sandėlį, o ant uždengtų daiktų parašyta, šiek tiek vėliau, kai suprasi. Ir tai yra dabar. Tas šiek tiek vėliau matuojamas 100 milijonų milijardų metų laikotarpiais. Ir jūs pasiekėte tašką, kuriame prasideda atsivėrimas. Ir daugelis šių dalykų yra tai, ką ketinu pavadinti naujosiomis permainų priemonėmis. Apie tai kalbėjome anksčiau ir tęsime dabar. Šias konkrečias priemonės, apie kurias kalbėsime, galbūt jau esame minėję ankstesniuose kontaktavimuose, pastaraisiais metais nuo 2012. Tačiau nesame jų sudėję į tokį komplektą kaip šis, nesudarėme jų tokia svarbos tvarka kaip ši. Būtent tai ir darome šiuose konkrečiose serijose, kurias galbūt galite pavadinti naujomis permainų priemonėmis. Tai netgi daugiau nei tai. Kai kas pasakytų, kad tai labiau panašu į dovanas. O aš jas vadinu priemonėmis, nes kiekvienas iš šių dalykų turi būti naudojamas kaip įrankis. Priemonės nėra jums tiesiog vieną kartą parodomos tam, kad jūs pasakytumėt, o kaip gražu, ir padėtumėte jas į lentyną. Vietoj to, jos reikalingos kiekvieną jūsų gyvenimo dieną. Ir tai yra kažkas, ko galbūt dabar dar neturite. Tuoj tai įvardinsiu. Ir kai kurie iš jūsų pažvelgs į tai ir sakys, tikrai? Jūs manote, kad tai kažkokia meistriškumo priemonė? Ir aš atsakysiu taip, aš taip manau. Tai vienas iš tų dalykų, kurie pakeis žmogaus pamatinės savybės. Pamatysite, kad šis jūsų pokytis, tai, kas vyksta šioje planetoje nuo paskirtos lygiadienio precesijos, vyksta lėtai. Tačiau galbūt jau pastebėjote, kad kiek pagreitėjo, jei taip norite pasakyti, kaip sparčiai pokyčiai pradeda vykti dabar. Sakėme jums, kad juos pradėsite matyti ne tik kokiu nors dvasiniu būdu,
juos matysite visur. Ir dabar suprasite, kai įvardinsiu, kas yra šis atributas, kad jis aprėpia beveik viską, ką darote. Tai yra priemonė, kurios senai sielai dabar tikrai reikia. Ir tai yra sprendimas, padedantis įveikti pasipriešinimą pokyčiams. Tai yra išeitis prieš pasipriešinimą pokyčiams. Tai pasipriešinimo pokyčiams išnykimas arba pašalinimas. Kiek iš jūsų nori pokyčių savo gyvenime rytoj? Pakelkite ranką. Yra tik nedaugelis tų, kurie ištartų, man tai netrukdo. Didžioji žmonijos dalis, nesvarbu ar jie senos sielos ar ne, randa komfortą vienodume. Tačiau tas vienodumas nėra nuobodus. Tai jausmas, kad sunkiai dirbote tam, kad pasiektumėte tam tikrą stabilumo lygmenį, kuriame jaučiatės neblogai arba gerai, arba einate link to lygmens ir žinote, jei jums pavyks ten patekti, norėsite, kad ten ir liktumėte. Nenorite, kad paskui kažkas jūs nublokštų tolyn, nes apima jausmas, kad pradėsite viską iš naujo. Tai labai žmogiškai iš jūsų pusės. O jei būtų visai kitaip, kas jei pokytis reikštų perėjimą iš trimatės į daugiamatę dimensiją, kurioje vietoj to, ką tu manai, kad turėtum ir galėtum padaryti, visi dalykai yra įmanomi. Ir tai perimamas jūsų tikslas arba tai, kur einate dabar ir jis sustiprinamas, užuot galvojus, kad jūs nubloškė nuo tam tikro vientisumo ir viskas juda neigiama linkme. Ir tai yra problema. Permainos dažnai tapatinamos su problemomis, su stresu, tarpusavio santykių dinamika, visais tais dalykais, kuriuos jūs siejate su pokyčiais. O kas, jei viskas būtų kitaip? Daug kartų naudojame šį pavyzdį ir dar kartą tai padarysiu būtent šiame kontaktavime. Įsivaizduokite, kad gyvenate vietoje, kur jūsų baldai stovi ten, kur norite, bet staiga įvyksta kažkas stebuklingo ir visi baldai tarsi įgauna savo nuovoką, atgyja, gali mąstyti ir kalbėti, o jūs išeinate iš namų tvarkyti reikalų, dirbti ar šiaip ką nors nuveikti, o tuo metu baldai nusprendė patys persitvarkyti. Jūs grįžtate, kreipiatės į baldus ir sakote, štai aš jūs pastačiau ten, kur iš tikrųjų norėjau, tai subalansuota vieta, patogi vieta, o jūs nusprendėte persitvarkyti. Man tai kelia stresą, kad jūs tai darote. O baldai žiūri į tave ir sako, o mes labai atsiprašome, mes tave mylime ir mums patinka būti šalia tavęs, mes pasistatysime save atgal. Ir jie save pastato atgal ir jūs visi būnate laimingi. Įsivaizduokite šį scenarijų. Yra dvi reakcijos į jį. Pirmoji reakcija yra tokia. Ji yra dažniausia. Kiekvieną kartą išeidami dabar nerimaujate, kad jūsų baldai persistumdys, o grįžę namo turėsite visą tai vėl patirti. Ir iš tiesų, kai grįžtate namo, gana dažnai taip ir būna, nes baldai tiesiog negali save suvaldyti ir nori judėti. Kokia jūsų reakcija? Taigi, dvi reakcijos. Kalbate su draugu. Pirmoji reakcija. Niekada nepatikėsi, kas vyksta mano namuose. Kiekvieną kartą, kai išeinu, baldai pradeda judėti. Tai siaubinga, nes visada, kai grįžtu namo, turiu darbo.
Kiekvieną kartą, kai grįžtu, būnu labai pavargęs, noriu ką nors veikti, turiu paruošti vakarienę arba privalau atlikti tam tikrus reikalus, turiu rūpintis buitimi. Tačiau pirmas dalykas, kurį turiu padaryti, tai rūpintis baldais. Ko man griebtis? Vargas man. Dabar ši konkreti reakcija, mielieji, būtų labiausiai įprasta pagal šiandien egzistuojantį žmogaus būdą. Štai dar viena reakcija. Reakcija šviesos darbuotojo, senos sielos, kuri yra šiek tiek labiau subrendusi ir nusimano apie naujus dalykus vykstančius šioje planetoje. Netikėtus dalykus. Pavyzdžiui, tokius kaip baldai, kurie atgyja. Tai metafora, bičiuliai. Ir ši reakcija yra tokia. Esate su draugu ir sakote, nepatikėsi, kas vyksta mano namuose. Kiekvieną kartą, kai išeinu, baldai atgyja. Tie mėly išdykėliai apsigyvenę mano kėdėse ir mano rašomajame stale nusprendžia viską perstumdyti. Dabar, kai grįžtu namo, žinau, kad viskas bus kitaip. Bet žinai ką, aš galiu su jais bendrauti ir kalbėtis. Jie atsiprašo ir myli mane ir patys save pastato atgal. Tai trunka tik akimirką ar dvi. Bet jie tokie mieli. Man tikrai patinka šie pokyčiai. Ar pastebite skirtumus? Vienas priėmė naująją paradigmą, kurią kitas pavadino siaubinga. Koks jūsų pasipriešinimo pokyčiams koeficientas? Ar galite patikėti, kad taisyklės, jei norite jas taip vadinti, dvasios, jei norite tai taip vadinti, gali pasikeisti? Jūs mokė, kad Dievas yra tas pats šiandien, vakar ir per amžius ir niekada nesikeičia. Bet ar kas nors kada nors kėlė klausimą, kad jūsų santykis su dvasia ir kūrėju gali labai pasikeisti, kad šydas gali būti praskleistas taip, jog prasiveržtų meistriškumo elementai ir detalės, kurios visada priklausė jums, o rezultatas būtų didžiulis pokytis ir jūs galėtumėte tai stebėti išsipildant. Kaip jaučiatės? Kaip tau tai, sena siela, o tobulėjimo mokiniai?